Sveiki žvejai, aš po ilgos pertraukos vėl prie vandens telkinio. Va, štai prie tokios balos, šiaip jinai negili, giliausia gal iki 2 metrų gilis yra. Po ilgos pertraukos noriu bent jau pajausti daugiau kibimų, tai atvažiavau čia grinai pagaudyti ešerių, gal daugiau ešeriukų nei ešerių. Ką krautis valtį, pradėti žvejybą. Štai draugas dar bus su manim kartą, žuvausim. Susitiksime vandens telkinio. Nu va, kol aš rišuos, draugelis jau pirmą nedicką juoduliuką pagavo. Dar vis meškerė. Dados draugas jau anksčiau atvažiavęs, susidėjo anksčiau. Ja, tai pradėsiu ir žuot. Nu ką, pirmas metimas, pirmas nedidžiulis ir pas mane ešeriukas. Bet kol kas labai nedidžiuliai juoduliukai. Bet faktas, kad kaip ieškosim gal kažkiek stambesnių po to, ar dar va. Pamėtyt, pagaudyt, atmušt ranką ant smulkių. O gal šiandien kaip tik bus smulkių. Šiaip žinau, kad šitam ežeriui labai tinka didžiuliai karšiai, kai būna 30 šilumos virš. Tai čia jie būna išsikrausto iš proto. Va, ešeraitis. O, vacha. Pagavau. Va. Šit gražesnis. Užkiba. Šiandien paimsim kelis ešeraitis. Gal ir paleisim, bus matyti. Ne, rašpilys. Bet koks rašpilys juodas. Čia visos žuvys ant tiek juodos, kad... Nu. Ai, kibo, atsikabino. Matomai nedidžiuliai. Kimbangas ir atsikabino. Ką čia turim? Turim ešeriuką. Dar vieną smalėkas. Tokie juoduliukai. Dar yra ešeraitis. O, šiandien ir iš gilio yra. Na. Ir tie stambesni. Aha, stambesni norėtai. Rašpilys. Irgi. Rašpilukas. O, kokia baisinė žuvis. O, kokios juodos. O, žvėrukas dar vienas. Kas ne per didžiausi, bet procesą ir atvažiavom. Kol kas kimba pavieniai labai. Ar nerandam susibūrimo, ar aktyvumo nėra tokio. Dar ešeraitis iš to pačio taško.
ir nukando uodegą. Gerai, pabandom su beuodegę. Ką čia turi? O, gražesnis ešeriukas. Ant morkvinio. Nu, parodyk laimingo žvejo akelas. Toliau drožiam. Kas? Jei nėra špilys, tai dar ir spardos normaliau. Įdomu, ką čia turi. Ar ešeriukas, ar špiliukas. Ne, ešeriukas. Ir šiandien dienos stambiausias. Gal ne, gal ir tas, normalus jau tokias. Ne, turiu, tai yra matas. A, gerai, da, iki. Na, va, dar ešeraitis vienas. Jau radom kažkokį tai susibūrimą šiokį tokį. Ne? Jie, važiuok iš vien, ėdė tol, kol užkibo. Ėdėm, kol... Tris kartus. Užkibo, atsikabino, užkibo, atsikabino, užkibo, atsikabino. Ir ant galo kol... Įsišnekinai. Įsišnekinai. Irgi iškėlėti. Ai, nu. Kažką čiučiut normalesnio, jei nėra špilys. 0,10 pavadėlis. Bet važiuokit tos masalas, matai, nereagavo, kelius pakeičiau, o... Bet, nu, įdomiai, nepasakyčiau, kad lydeka, kaip dirba, taip įdomiai. Lydeka. Ešerys. Sakiau, kad jau pagal judesį, kad ešeraitis. Nu, šiandien dienos gražiausias. Pažiūrėkit, tos masalos ant daniaus kaitaliau nei... Ar paleidžiam šitą stambesnį? Gali. Nu, tai gal šitas stambesnis plauks. Mažesnių užteks.
visada uždedam. O, turi ir draugelis, ir žibėlį į lupą. Nu ko, va, visai gražus ešeriukai. O dar tokias momentas, kad visai smagiai kimba. Nu ką, va, kibimai praktiškai užėjo kiekvienu metimu, beveik gaunam kibimą. Aišku, turbūt prisišnekėjau. Jo, prisišnekėjau. Vis vėl. Manau, ešerys. Bet va vėl normalesnis. Plonas valas labai, tai nesinori presinguot. O, dugna eina. Pakala. Nu, pasikeliam, pasirodom. Nu jo, tokie smagus ešerakai. Ir čia stipri žuvis visa. Oi, nori į laisvę. Nu, nori į laisvę, tai prašau. Nu, tu gaudyk mažus, aš gaudysiu didžiulius, gerai? Ne, bet nepasakysi, kad labai ir mažiukas. Nu, pažiūrim, tai neturi tavo uodegos. Dar vienas iš to pačio taško įsišnekina. Bet čia nedidžiuliai tokie. Yra čia jų. O, tokie vis tik virš sprindžia. Kaip žiemą visai smagu būtų tokius pagaudyti. Trauk žvėrį. Ne žvėris, na. Bet atjau nemažiukas. O, paplaukė biškį ir iš karto ešeraitis. Ir yra. O, šiandien dieną iš tikrųjų tai valdo Keitech Swim Impact 2 colių guminukai. Kiek buvo bandyta kitų, ar ką, ar tamsesnių, iš vis nieko neima, tik ryškesni. Ir tau kibo kanopėlės morkvinės. Viskas. O tokie, va, nu nesvarbu, čia ryškesnis, čia tamsesnis, bet, nu, panašus, kad būtų, tai kimbam visų. Lydeka eina kaip lydeka, man ir atrodo, nes iš šono labai keičia.
Nu, liūdną veidelį. Dar žvyrukas. Dabar standartas tai toks sukirptas. Gero delno. Pavedimą šiandien darau standartinį. Porą pasukimų. Auzelį. Porą pasukimų. Auzelį. Bandžiau kiek žaisti, man nelabai veikia. Žvyba muzikos ritmu. Žvejybą baigėme. Viskas. Dabar temperatūra gal kaip plus 33. Galvom gal vakaro sulaukti, bet tokiu karščiu nelabai ir įmanoma. Tik žuvavom kamšyti patį vidurdienį. Šiaip žuvys kimba. Aišku, nepasakyti, kad tenai stebuklingai kiekvienu metimu, bet pagauti įmanoma. Pagrinde kibo šiandien ant Keitech Svint Impacto, kitų guminukų vabalų ar kažko nelabai norėjo. Nu, aš seniau tai kaip pernai labai gerai kibo ant vabaliukų visokių, bet matomai per metus skonis pasikeitė. Ką, iki sekančio karto.